Vieną naujausių Philips Healthcare monitorių skirtų suaugusiųjų, vaikų ir kūdikių monitoravimui. Galim monitoruoti visus svarbiausius parametrus, pradedant EKG, deguonies oksidacija kraujyje, kvėpavimo ritmas fiksuojamas yra ir neinvazinis kraujospūdžio matavimas. Užtikriname, kad pacientai būtų monitoruojami 24 valandas per parą, jeigu toks poreikis jiems yra. Matome kitame monitoriuje kilusi aliarmą, kad kvėpavimo ritmas yra ne pagal nurodytus mūsų rėžius. Iš vieno paciento monitoriaus galime pasižiūrėti, kas dedasi su kitu slaugytoju, sesutei. Nereikia lėkti iš vieno kabineto į kitą vien tik tai tam, kad pasižiūrėti, kas ten atsitiko. Gali matyti viską nuotoliu, ką rodo monitorius. Ir taip sumažinam tiek pačių mamų, tiek naujagimių trikdymą. Tai mes čia turime 3 mobiliuosius įrenginius su nuolatinio stebėjimo galimybė. Tai yra programinė įranga, kuri leidžia stebėti pacientus prijungtus prie paciento monitoriaus realiu laiku. Čia yra centrinis vienetas, kuris surenka informaciją iš visų monitorių ir jis yra atsakingas būtent už tą galimybę stebėti realiu laiku. Čia mes matome aliarmą ir kaip tas aliarmas atrodo. Ekranas yra ryškiai pabrėžiamas mėlynu fonu. Centrinė stotis leidžia mums ne tik atlikti monitoringą pačioje centrinėje stotyje, bet ir mobiliuosiuose įrenginiuose. Bet visi šie dalykai į mediciną ateina daug vėliau. Mes galime užtikrinti būtent su šita Philips PKX informacinė monitoravimo stotimi.